pristačiau. Aš esu Lietuvių bažnyčios Peterboro mieste pastorius. Ir čia yra jėga. Nes Dievas yra tarp mūsų ir Jis daro stebuklus. Mes tikrai jaučiam jo jėgą. Praeitą savaitę matėm išgydymų, matėm išlaisvinimų, matėm šventosios dvasios krikštą. Dievas yra tarp mūsų. Amen. Jis tikrai tarp mūsų. Šiandien norėjau pasidalinti tokių žodžių, už kurį galbūt nekęstų manęs dalis tikinčiųjų pasaulio. Bet aš turiu tai sakyti dėl to, kad mes tai turim žinoti. Ir iš tikrųjų, kur mūsų akis krypsta, ar mes krypstam į pasaulinės tradicijas, į pagonybės tradicijas, ar mes tikrai norim pašlovinti Kristų. Mes negalim vienoje rankoje laikyti kažkokio stabo, kurio jis negali pakęsti, o kitą ranką kelti viršų ir sakyti, čia yra šventa ranka, priimk ją, aš tave noriu pašlovinti. Dievas taip nedaro. Arba tu jo visiškai, arba tu nesi jo. Arba tu esi gundomas ir tampamas už vienos rankos vieno ir už kitos rankos kito, ir tu esi labiausiai apgailėtinas žmogus pasaulyje. Geriau tu priklausyk vienai iš pusių, nes stovėk per vidurį, nebūk drungnas. Geriausia, aišku, priklausyk Dievui, bet jeigu dar nesi išgelbėtas, tai čia yra puikiausia vieta įsigelbėti. Velykos ar prisikėlimo šventė? Štai klausimas. Girdėjau tokią istoriją, kaip viename Amerikos draustinėje meškos tarsi atviram zoologijos sode vaikščiojo tarp mašinų. Ir žmonės galėjo tiesiog atidaryti langą ir iškišti McDonald'o burgerį ir įdėti mešką į nasrus. Ir meška labai mėgaudavos tais burgeriais ir nukasdavo dalį rankos. Ilgainiui tos meškos pakeitė mitybos papročius ir tiems draustinio prižiūrėtojams nieko kito neliko, kaip tik jas perkelti aukščiau kažkur į kalnus, nes rankų vis mažėja ir mažėja. Tose kalnuose auga daug visokių tai uogyčių, žemuogių, bruknių, spanguolių, aviečių, mėlynių. Bet kai kurios meškos buvo tiek pripratusios prie mėsytės, prie burgerių ir prie rankučių, kad dalis tų meškų tiesiog išmirė iš bado, nes negalėjo tiesiog paimti ir pradėti valgyti uogytes. Ši istorija apie meškas labai puikiai spindi šiandienos tikinčiųjų pasaulį. Gaila, nors ir daugelis iš mūsų esame ištraukti iš Egipto, iš dvasinio Egipto, bet dar nestovim pergalingoje pažadėtoje žemėje. Įdomu, kad Dievas įsakė izraelitams valgyti pakeptą avinėlį, kurio krauju patepė durų staktas. Paskos avinėlį. Paskos avinėlis yra laikomas šešėliu Jėzaus Kristaus mirties ant kryžiaus. Tačiau Paskos avinėlio valgymas yra tarsi šešėlis mūsų augimo Kristuje, kai tapome išgelbėti. Kuo tu maitinies? Ar tau patinka tas greitas pasaulio, malonus, skanus, saldus, kartais toksai net sultingas mėsainis, kuris yra labai greitai padaromas ir labai greitai virškinamas, bet palieka daug riebalų ant tavo pilvo. Ar tu skanauji Dievo žodžiu, kuris yra sveika ir gera ne tik tavo kūnui, bet ir tavo sielai? Maitinkis Dievo avinėliu ir neleisk velniui maitinti tavęs melu. Nes velnis tave trokšta pamaitinti kai kuo kitu. Svarbiausia, sakysi, žinoti tiesą. Taip. Tačiau svarbu ne tik žinoti tiesą, bet joje ir pasilikti ir išstovėti toj tiesoje. Tačiau kartais yra gerai ir pažinti melagio taktiką. Šėtonas, velnias yra melagių tėvas. Jisai žino, kaip apgauti. Melo misija yra paslėpti arba netgi daug naudingiau perkreipti tiesą. Man labai patinka Jevgenijus iš Mažeikių pamokslo metu girdėjau tokį palyginimą. Jisai sako, uždavė tokį klausimą savo bendruomenė ir klausė, ar 99,9% yra tiesa ar melas. Jeigu 99,9% tiesos yra tiesa ar melas. Matematika. 99,9% tiesos yra tiesa ar melas. 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 Jeigu aš jums duočiau dabar savo telefono numerį,
sakyčiau, užsirašyk telefono numerį, man paskambinsi vakare. 0792 808 1423. Paskutinį skaičių aš pakeičiu. Ar tu man pasiskambinsi vakare ar ne? Nors nesvarbu, kad ir visas telefono numeris yra toks pat. Bet paskutinis skaičius telefono numerį yra kitoks. Ar tu paskambinsi man ar ne? Ar atsilieps kokia moteris storų balsų ir sakys, čia ne Justas. Tai va taip šėtonas ir apgaudinėja, jisai į gerą maišymą, jisai maišys truputėlį raugo, kad galų gale visas tas maišymas įsiraugintų ir tada neštų blogą kvapą. Šiandien ne tik pasaulis, bet ir didžiulė dauguma tikinčiųjų švenčia Velykas. Arba Anglijoje Easter. Ir pats žodis Easter yra kilęs iš antikinės politeistinės pagonybės, iš tikrųjų. Su tuo sutinka didžiulė dauguma teologų. Niekur originaliuosiuose Dievo žodžiuose tu nerasi tokio pavadinimo. Ir šiandien apaštalai susirinko švęsti Velykų ir daužėsi kiaušiniais. Tokio pavadinimo Biblijoje tiesiog nėra. Todėl dalis tikinčiųjų pakeitė tą šventę ir pradėjo ją vadinti prisikėlimo šventę. Aleliuja, prisikėlimo šventė. Norėčiau truputį papasakoti apie šaknis Easter žodelio arba Velykų. Galbūt mes suvoksim, kodėl vienoje pasaulio vietoje vadinamos Velykos, kitoje pasaulio vietoje vadinamos Easter, o ne, pavyzdžiui, Anglijoje Velyk. Žinai, angliškai kad skamba. Ne, visai skirtingi pavadinimai, bet švenčia lygiai tą patį. Su kiaušiniais, su triušiais. Dauguma šaltinių teigia, kad pats žodis Easter yra kilęs iš Easter, germanų pavasario deivės vardo. Tačiau šis santykis egzistuoja nuo kur kas seniau. Tos deivės šaknis prasideda tik iš karto po to potvynio, kai Dievas įsakė Noajui pastatyti laivą išgelbėjimo arką ir visas pasaulis išmirė tik tais didžiulė dalis gyvūnų, tam tikrų ir Noajaus šeima. Ir iškart po to potvynio mes matom tokį veikėją Nimrodą. Nimrodas buvo pronokis Noajaus ir jisai buvo stipriai talentingas, jisai buvo geras medžiotojas, bet taip pat jisai buvo labai geras blogietis. Jisai buvo toks blogas ir taip žiauriai nepatiko Dievui. Jisai nusprendė, tas žmogus kaip tik ir nusprendė pastatyti tą Babelio bokštą. Aš dabar atleiskit man, užmiršau, kaip jis iš tiesų vadinasi, bet jeigu išvertus tą žodį iš originaliosios hebrajų kalbos, tai reiškia piramidė. Piramidė, kuri nori siekti dangų. Ir jeigu mes šiandien apsižvalgysim kitose antikinėse kultūrose, mes matysim daug piramidžių. Pavyzdžiui, Majų, Aztekų kultūroje mes matom Irake yra piramidžių, mes matom Tibete yra piramidžių. Žodžiu, kažkas panašaus sieja tam tikras pasaulio vietovės ir ką mes matom? Dievas sako, tas Nimrodas. Dabar aš jums sumaišysiu viską, sumaišė kalbas. Ir jie įsiskirta, kas saulėse nebegalėjo vienas kito suprasti. Bet jie tą dalį garbinimo Nimrodo ir Ištar jos, to Nimrodo žmonos religijos, jie pasiėmė savo ir įsinešė pasklido po visą pasaulį. Ištar yra manoma, kad jinai nusileido tiesiai iš dangaus į upę ir Nimrodas ją pamilo, nes jinai iš upės gražuolė išlipo ir ją susitokė, kol galų gale Nimrodas mirė. Ir tada nesantuokinis vaikas gimė Ištar, o jinai apgavo visą pasaulį ir sako, čia yra Mesijas, nes jis gimė manęs neprilietus vyro. Ką mes matom? Antikristas jau tais laikais velnias norėjo apgauti žmonės ir sako, va, štai, šita pažadėta sėkla, kuri sutrins man galvą. Atleiskit man už tokius tiesmukus įsireiškimus. Bet jau tada mes matom velnio apgavystės, jau tada jisai bando į tą gerą maišymą, į tą Nojaus šeimą įmaišo melagystę. Ir nuo tos melagystės prasideda visos nesąmonės pasaulyje. Nimrodas pastatė tokius miestus kaip Nineve. Nimrodas pastatė tokį miestą kaip Calach, kaip Ašūra. Ir žmonės, jeigu jūs ištirsit, paguglinsit šitos miestus, jūs pamatysit, jūs šiurpuliai traukios iš baimės, matydami kokias apeigas tose miestuose atlikinėdavo. Argi ne Jona buvo pasiųstas į Ninevę, nes Dievas sako, Jona, šitie bičiuliai jau pasiekė mano akis, aš jau juos užuodžiu, o tas blogis yra visai kitam lygiai, eik ir pasakyk jiems, kad aš juos sunaikinsiu. Ir mes tada sutinkam apgai tą tokią liūdną evangelistą, kuris pasiekė Ninevę povandeniniam laive, kitaip tariant, banginėje arba žuvį kažkokią.
Dar prieš Nimrodui, iš Šatar kažkaip labai panašiai skamba į Easter, argi ne? Ir tiesiog iš to žodžio buvo pradėta vadinti Easter. Man tai čia žiauriai keista yra. Apskritai Babilonas Biblijoje yra ne tik laikomas ir ne tik yra laikomas kaip visų blogybių kultų, pačių baisiausių apeigų pradžia. Jei pasidomėsite istoriniais šaltiniais, tikrai su manim sutiksit. Ir jau pasakiau apie sumaišytas kalbas, kad jie tą dalį garbinimo išmaišė po visą pasaulį. Mes matom kai kurios panašumus netgi hinduistiniai religijoje, netgi budizmo religijoje. Mes matom tam tikrus panašumus su Babelio bokštu, su ta Babilono religija ir visais kultais. Baisu apie juos net šnekėti, ir Viktorija užsiminė, kad kai kurie kultai iš to Babilono, jie net savo vaikus degindavo ant laužo ir taip aukodavo netikram melagiui Dievui, aukas norėdami jam įtikti. O šiandien mes švenčiam velykinius triušius ir kiaušinius. Velykiniai kiaušiniai visada buvo labai svarbus šios šventės atributas. Aš esu iš tokios šeimos, kur mes dažydavom kiaušinius su visokiom gėlytėm ir po to daužydavom jos. Ir man čia kiaušiniai labai patinka, aš jos mėgdavau valgyti, bet tas susidaužti būdavo labai linksma. Tačiau iš kur tai kilo? Jei šiandien daugelis tikinčiųjų tai įpina į bažnyčią, kartais netgi susilaukiam tokių skambučių, pašventinkit mūsų kiaušinius. Tu net nežinai, ką tam žmogui atsakyti. Tai noris, jeigu tu įsitikintis, noris tą pačią apeigą surasti Biblijoje. Bet, ir randu aš Biblijoje, nes Jono Evangelijoje 20 skyriuje nuo 1 iki 10 eilutės mes skaitom, kad pirmąją savaitės dieną labai anksti dar neišaušus Marija Magdalietė atėjo prie kapo ir pamatė, kad akmuo nuo kapo nuristas. Ir nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir nežinome, kur jį padėjo. Greitai varom pažiūrėti. Petras ir tas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapą. Pasilenkęs pamatė numestas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir pamatė numestas drobulės ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos. Nes ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tada įėjo ir tas kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsis prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. Ir ką tuose namuose jie veikė? Susirinko didžiulę krūvą apaštalų į aukštutinį kambarį, pasiėmė krūvą nudažytų kiaušinių, pasistatė knygas, pastatė tokią lentelę ir rideno kiaušinius ir varžėsi su kiaušiniais, kas daugiau kiaušinių sumuš. Kiti apaštalai daužė kiaušinius ir rinko kuo daugiau kiaušinių ir jų apaštalų pagarba kilo kiekvienam apaštalui, kuris surinko daugiausiai nudažytų kiaušinių. Taip Biblijoje parašyta. Absurdas. Argi ne? Tai yra absurdas. Atleiskit man, kad aš taip tiesmukai ir taip galbūt net atgarsiai skambu šiandien tokią šventinę dieną, bet jinai yra tikrai šventinė diena. Jeigu nubrauksim šitas pagoniškas apeigas, iš tiesų tai yra nepaprasta šventė, nes Kristus prisikėlė. Tai kodėl taip susipynė šitos pagoniškos apeigos su krikščionybė? Jeigu norit, paguglinkit, ten yra daug atsakymų. Nežiūrėkit Wikipedijos, kažkodėl Wikipedija labai keistai rašo apie tai. Kiaušinis buvo vaisingumo simbolis indoeuropiečių pagonybės kultuose. Tai taip pat buvo pavasario simbolis. Egiptiečių pagonybėje tai buvo naujos pradžios simbolis. Pavasarį jie pakabindavo kiaušinį savo namuose. Kiaušinis būdavo nudažytas visokiausiamis spalvom. Ir šiandien laikom kiaušinį ir įsivaizduokim, kad tai yra Ištar vaisingumo simbolis. Bažnyčios laikais tai buvo perinterpretuojama ir aiškinama, kad kiaušinis buvo tarsi to akmens formos, kuris buvo užritintas ant Kristaus kapo ir dėl to jie tiesiog perinterpretavo, kad galėtų pripiliuoti daugiau pagonių į bažnyčią. Jie sako, atsineškit tos kiaušinius, viskas bus gerai, čia mes daužysim ir
vis tiek akmuo buvo panašus į kiaušinį. Švęskim visi kartu. Šiandien žmonės neša nudažytus kiaušinius iš namų į namus, tačiau net neįsivaizduoja, ką tas kiaušinis simbolizuoja. Ir tikrai kaip būtų gera, jeigu mes visi savo nuostabiai sukurtą gilų mąstymą pavestumėm Dievui. Sužinotumėm tiek daug dalykų ir iš tikrųjų elgtumėmės pagal tiesą, kaip pradėjau žodį, kad jeigu mes pažįstam tiesą, gyvenkim tiesoj, pasilikim tiesoj, vykdykim tiesą. Neduokit velniui vietos, Kristus sako. O kaip apie velykinį triušį? Jeigu kiaušinį dar įmanoma kažkaip perinterpretuoti ir sukrikščionint, kaip apie velykinį triušį? Vokietijoje velykinis triušis yra labai populiarus. Tėvai pasakoja vaikams, kad triušis padeda kiaušinius slaptoj vietoje ir dar įdeda į tą kiaušinių krepšelį saldainiuką. Tačiau juk ir pats triušis simbolizuoja vaisingumą. Pažiūrėkit, kas atsitiko Australijoje. Atvyko keletą triušių, visa Australija paplito triušiai. Pradėjo jos naikinti, kaip greitai jie prasidaugino. Jei kiaušinį žmonės dar kažkaip, sakau, sugebėjo perinterpretuoti ir sukrikščioninti, tai kaip velykinis triušis. Na, bet juk tiesos ir logikos negali surasti melo ir pagonybės apipintam pasaulyje. Labai sunku surasti kažkokią tai logiką pagonybei. Mūsų misija yra nesilaikyti tokių tradicijų. Nekimšt vaikų į vaikų galveles šitokių tradicijų. Ir auginti nuo pat mažens, kad jie net nesimėtytų mokyklose. Jeigu mes atvedam vaiką į bažnyčią ir mes norime užauginti Kristuje, jokių būdų neturėtumėm jam kimšti galvelę į tokią gerą, viskas surinkantį protelį tų netikrų tradicijų, tų blogų pagoniškų tradicijų. Juk šiandien tai taip natūralu, argi ne? Taip natūralu laikytis kažkokių tai tradicijų. Velnio sistema veikia. Jis nori, kad mes pradėtumėm ir po to kartotumėm. O po to jau net nebežinom, kodėl kartojam. Ir net nesinori gilintis, nes tada įsiskirsi kažkaip iš minios ir ką apie tave pagalvos kaimynas, ką apie tave pagalvos šeima, ką apie tave pagalvos kita bažnyčia. Čia pradėjo atkišti hebrajų kultūrą, hebrajų viešpaties šventės pradėjo atskelbti, o krikščioniškų švenčių neka. Kokių krikščioniškų švenčių? Tai ką darysi? Šiandien gali išgirsti, kai tikintieji sako, na gerai, žinau, kad kiaušinis yra pagonybės simbolis. Žinau, kad triušis yra pagonybės simbolis, bet aš juk nepagonis. Aš noriu pašlovinti Kristų. Man Kristus svarbiau negu tas kiaušinis. Mat šunis tą kiaušinį, tegul būna bažnyčiai, bet aš koncentruojuos Kristui. Dievas žinojo, kad izraelitai nusuks savo dėmesį nuo tikrojo karaliaus, išėję iš Egipto. Netgi teisėjų laikais mes matom, kai tik ateina teisėjas, jie grįžta pas Dievą, kai tik teisėjas miršta, izraelitai vėl garbina Baalį ir Ašterą. Ir taip mėtos, čiudį. Ir Dievas žinodamas, kad taip nutiks, jis davė tokį įstatymą. Todėl Dievas įspėjo izraelitus. Pakartotinam įstatyme 12 skyrių 28 ir 32 eilutė sako šitaip. Laikykis visko, ką įsakiau, kad gerai sektųsi tau ir tavo vaikams per amžius. Įstatymas yra gerumai. Jeigu tu laikais įstatymą, tau sekas per amžius, ne tik tau, bet ir tavo vaikams. Kai darysi, kas gera ir kas patinka viešpačiui tavo Dievui. Kai viešpats tavo Dievas išnaikins tautas, kurių žemės eini užimti, ir kai jas nugalėjęs gyvensi jų žemėje, žiūrėk, kad nepatektum į spąstus, sekdamas jomis, kai jos bus pirma tavęs išnaikintos, kad neieškotum tų tautų dievų, sakydamas, kaip šios tautos tarnavo savo dievams, taip ir aš tarnausiu. Nedaryk taip viešpačiui savo Dievui, nes jos darė savo dievams tai, kas bjauru viešpatės akise, ir tai, ko jis nekenčia. Net savo sūnus ir dukteris jos degindavo savo dievams. Ką įsakiau, daryk. Nieko nepridėk, nieko neatimk. Prieš milijonų yra parašyta, kad nieko negalima pridėti prie jo įstatymų. Nieko negalima pridėti prie jo mokymo ir nieko negalima paimti iš jo mokymo. Nes jis yra tobulas. Čia reikia biškį patobulinti. Čia Dievas truputį suklydo
Čia Dievas nežinojo, kad mūsų bažnyčia bus tuščia, bet jeigu mes biškai patobulinsim, bažnyčia bus pilna. Mes turėsim krūvą pagonio bažnyčioje, jie šlovins Dievą. Bet kaip šlovins Dievą? Ar taip, kaip Dievui patinka? Laiške Romiečiams 8 skyriui 27-29 eilutė sako: grįžkim prie Kristaus. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes jis užtarė šventuosius pagal Dievo valią. Bet to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Būtent tiems jo tikslą pašauktiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Aš noriu būti panašus į jo sūnaus atvaizdą. Nežinau kaip tu. Aš noriu atsisakyti visko, kas yra iš pasaulio, kas nepatinka Dievui. Aš netgi maldauju Dievui, kad jis parodytų, ką aš ne taip darau. Aš noriu jam patikti, aš noriu būti panašus į jo sūnaus atvaizdą. Dažnai atsikeliu ryte ir aš meldžiuos tokia malda: Dieve, duok man žmogų, kuriam galėčiau būti kaip Kristus. Laiške Kolosiečiams yra parašyta pirmam skyriui 18 eilutė: ir jis, Kristus, yra kūno, bažnyčios galva. Jis pradžia, pirmagimis iš mirusiųjų, kad visame kame turėtų pirmenybę. Jis prisikėlė. Jis pirmas prisikėlė ir taip gyvena. Buvo prikeltas Lozorius ir vėl mirė, kaip paseno. Buvo prikelti keletą asmenų Senajame testamente, tačiau jie ir vėl mirė. Kristus yra pirmas prisikėlęs iš mirties ir tebe gyvena. Jis gyvas, mes sakom. Nes jeigu tai yra melas, tai ką mes čia darome, bergždžiai, tai yra baisiau nei apgailėtina. Jeigu mes galim savo laiką aukoti tam, kas yra ne iš tikrųjų. Dėl to, kad jis prisikėlė, mes tikime kiekvienu jo pažadu, kiekvienu jo žodžiu. O dar nuostabus pažadas yra tai, kad jis prisikėlė ir yra pirmas prisikėlęs iš mirusių. Jeigu yra pirmas, reiškia yra ir antras. Jeigu yra pirmas, reiškia yra ir 10. Jeigu yra pirmas, reiškia yra ir 100. Reiškia yra ir milijoninis ir taip toliau. Tiem, kas tiki į Kristų, mes neragausim antros mirties ir būsim prikelti ir turėsim amžiną gyvenimą. Amen. Kaip ir Kristus. Čia yra geroji naujiena. Laiške Filipiečiams 3:18-21 skyrius mano vilties žinia, nes mane taip nervuoja mano kūnas. Ir aš galvoju, net ir Roberta dabar, kur jinai bebūtų, bet gal vėliau girdės, jie irgi taip nervuoja jos kūnas. Ką nervuoja jūsų kūnas? Nes jis nuodėmingas. Aš tik tai turiu omeny. Aš nesakau, kad mane turi nervuoti tai, ką aš turiu. Aš turiu omeny, kad mes esam nusidėliai kūne. Kaip sakom, dvasia yra tokia ryžtinga, bet kūnas silpnas. Nu, tas kūnas velkas iš paskos, dvasia bėga jau ten 10 metrų į priekį. O kūnas vis dar velkas iš paskos, nes yra nuodėmingas. Turim nuostabią žinią. Daugelis, sako Paulius, apie juos ne kartą esu kalbėjęs ir dabar net su ašaromis kalbu. Elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas pražūtis, jų dievas pilvas ir jų garbė gėda. Jie te mąsto apie žemiškus dalykus. Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje. Ir iš ten mes karštai laukiame gelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų gėdingą kūną ir padarys jį panašų į savo šlovingą kūną. Ta jėga, kurią jis visą palenkė savo. Man kaip vaikui Kristuje labai patinka svajoti. Aš galvoju, koks bus mano šlovingas kūnas. Dabar kilnoju svarmenis ir galvoju, reikia užsiauginti raumenis, reikia kažkaip tą kūną stiprinti, kad jisai nepasiduotų senėjimui. Ir galvoju, koks mano kūnas bus, kai Kristus jį pakeis, kai jis padarys mano kūną šlovingą, panašų į savo tą jėgą, kurią viską paveda savo. Nežinau, čia aš taip pasvajoju. Aš norėčiau pasiūlyti, kad kol šitas pastatas stovi, kol šitam pastate mes šlovinsim Dievą, mes šlovinsim vieną Dievą, viešpatį Jėzų Kristų. Mes neturim
Mes neturime problemų, kai mus laiko sekmininkais, kai mus laiko baptistais, arba net kai mus laiko kažkokio tai kultų. Mes su tuo neturime jokių problemų, kol mūsų širdys yra tikras viešpats, prisikėlęs viešpats, Kristus, ir mes švenčiam jo prisikėlimą kasdieną ir minim jį kartu šiandien. Nesvarbu. Kol mūsų plaučiai dar pajėgs įkvėpti oro, lūpos šlovins vienintelį viešpatį Jėzų Kristų, kuris savo tarnystės pradžioj, būdamas alkanu, vis tiek vėliau yra pavadintas gyvenimo duona, kuris savo tarnystės pabaigoj buvo ištroškęs ir vis tiek jį vadina gyvenimo upę, gyvybės upę, kuris buvo pavargęs, tačiau yra mūsų poilsis. Jis tarnavo, tačiau pats yra karalius. Jis liejo ašaras, tačiau jis nuvalys kiekvieną mūsų ašarą. Jėzus buvo parduotas už 30 sidabrinių, tačiau atpirko visą pasaulį. Jėzus buvo kaip avinėlis, tylus, vedamas pjauti, tačiau yra gerasis mūsų ganytojas. Jėzus mirė, tačiau savo mirtimi įveikė mirties jėgą, nes jis gyvas ir gyvas bus amžinai. Tegul Jėzus, tik Jėzus yra viskas mums. Neduokit velniui vietos, viską atiduokit Jėzui. O Dieve, meldžiu, iš viso širdies prašau, kad tavo žodis pasiektų mūsų širdis ir pasiliktų mūsų širdyse. Kad mes savo dėmesį sukoncentruotumėm ne į pasaulinį bumą, kur žmonės kaip išprotėję bėga ir perka dovanas ir leidžia be galo daug pinigų visom tom šventėm, bet kad mūsų pagrindinis objektas būtum tu. Kad mūsų pats pirmas prioritetas būtum tu, Jėzau. O Dieve, kad tu būtum pašlovintas ta šlove, kurios tu nusipelnai. Nes tu tikrai atpirkai mus. O Dieve, primink kiekvienam iš mūsų čia esančių, ką tu padarė mūsų gyvenimuose. Kad mes nesusitapatintumėm su pasauliu, kad mes nebūtumėm tamsos vaikai, kai esam iš tiesų šviesos vaikai. Ką bendro turi nuodėmė ir šventumas? Tu taip sakai, o tu pašauki mūsų savo šventumą. Meldžiu, Dieve, paragink kiekvieną iš mūsų dar ir dar kartą pasvarstyti prieš darant kažką, galvojant, kad atnešim tau garbę. Ar tikrai tu tokios garbės ieškai? O Dieve, tavo apreiškimais mes pasitikim. Tavo vedimu mes pasitikim. Nes tu esi gerasis ganytojas ir tu suteiki to, ko mums reikia, viešpatie. Tu patrauki nuo mūsų priklausomybės, tu patrauki nuo mūsų nuodėmės prakeikimą ir šiandien mes galim džiaugtis. Šiandien mes tikrai galim džiaugtis. Tuo tikrų džiaugsmų, ne tokiu, kokiu mums duoda pasaulis, tokiu laikinu, kai gera, bet nuolatos džiaugtis, žinot, kad mes esam amžinai atpirkti ir turėsim amžiną gyvenimą kartu su tavimi. O Dieve, būk pašlovintas Jėzaus Kristus vardu. Amen.